7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Yeah, big win for us. Very glad we got it. Big day for Lithuania, and it was really important and really great to get back to the arena and enjoy the atmosphere. And yeah, I'm happy with how the game went, with the result for sure. And yeah, we have even more big games up ahead for us. Are there any questions? No, so I can ask you for yourself. Simai 6 iš 9 tritaškių. Kas šiandien tai buvo, kad tie tritaškiai lengvai krito, ar čia varžovo gynyba, ar tiesiog tavo diena šiandien buvo? Gal miksas abiejų dalykų ir pavyko gerus metimus susikurti ir išsimesti ir jo, metimai įkrito. Paminėjai apie tą, sakykim, svarbę pergalę šiandien, laukiančius tolimesnius mūšius, bet apie šiandien, sakykim, trečiam kėliny -2 turėt, paskui grįžti rungtynės perlaužėties, ar ne? Kas tavo akim tuo metu veikia, kad komanda, sakykim, išliko kartu ir tą charakterį pademonstravo, su kuriuo galiausiai tą 20 taškų persvarą įsivežė šiandien pergalę? Manau, pasiruošimas rungtynėm ir turėjom tikrai gerą planą ir žinojom, kad tokių momentų tikrai bus, kur atrodo, kad ir jie gali sulūžti, ir mes galim sulūžti, ir žinom, kad turim likti kartu ir žaisti savo žaidimą ir tą padarėm. Augustas Marčiulionis šiandien oficialiuose rungtynėse su Rytu sužaidė. Koks tau dabar jausmas yra su savo, galima sakyti, beveik bendramžiu žaisti rungtynėse ir dalintis aikštele, ir ką galbūt jame pastebėjai per tas kelias savaitės, kai jis yra Vilniuje? Jo, labai geras jausmas. Labai geras žaidėjas ir malonu, kad jisai sugrįžo, manau, ir visiems mūsų fanam tai yra svarbus pridėjimas į komandą. Ir jo, manau, šiandien tikrai gerai sužaidė ir jo, džiaugiuosi, kad su juo būsim visą sezoną. Prisimenu, po rungtynių su HPL irgi sakei, kad tau reikia, sakykim, tą gerą liniją išlaikyti, ar ne, ir sakykim, tęsti darbus, kuriuos darei prieš tai, ar ne, dabar traumą tą patrūkdė, ar ne, bet kaip atrodo tam pačiam tas tavo progresas ir žingsniai pirmyn, aišku, ypač žiūrint tą šiandienos rungtynės? Manau, tai yra tiesiog nekeisti to, kas aš esu, tai kai turiu blogas varžybas, nieko nekeičiu, ir kai turiu geras varžybas, nieko nekeičiu, tai turiu tą patį nusiteikimą darbui ir jo. Šiandien aikštelė buvo visiškai sveikas, nes dar vakar buvo toks rungtynių dienos sprendimas, sakė, kad treniruotis nepilnos neišbūni. Kokia dabar yra situacija su tavo sveikata? Dabar jaučiuosi beveik pilnai sveikas. Jo, per praeitas kelias dienas būdavo kai kurie momentai, kur tikrai dar pajaučiu tą skausmą, bet šiandien jaučiausi gerai. Kaip padarė išimti prieš rungtynes, skambėjo Lietuvos himnas, kol BCL paprastai niekada nebūna, visa salė giedoja, kokie jausmai užplūdo? Buvo labai malonu ir pačiam giedoti ir girdėti visą areną, tai tikrai buvo labai džiugu. Simai, ką keičia Augusto Marčiulionio prisijungimas prie Ryto? Keičia daug ką, jis skirtingas žaidėjas yra, nei kokius mes turėjom pirmoje pozicijoje ir turi, aišku, didesnį kūną. Manau, tai pridėjo šiandien mum daug ką gynyboje ir jo, tikrai yra labai geras žaidėjas, taip, ja, tiek. Per jūsų karjeros keliai buvo susikirti iki Ryto, nežinau, NCAA gal esate žaidę vienas prieš kitą ar Lietuvoje? Ne, nesam buvę žaidę viens prieš kitą, bet esame žaidę kartu Marčiulionio krepšinio akademijoje gal 3 metus, tai yra susikirti.